Pasižiūrėk į tos žmonės apačioj. Visi jie laikosi taisyklių ir kam. Pasižiūrėk. Jie leidžiasi vedami baimės. O kas bus, jei nesilaikys taisyklių? Gyvenimas paprastas. Renkiesi savo kelią ir nesigręžioji atgal. Nutakon piliečia, sveiki gyvi sugrįžai. Buvau iš biškėlį išvažiavęs, turėjau daug reikalų. Tai reikalą realią buvau pagrindė finansinė iš verslo pusės. Tai nelabai galėjau prišokti prie kitokių dalykų, kitokių reikalų, projektų ir panašiai. Bet šiandien tep išpuolį, kad turiu laisvesnį, kaip sakyt, pusdienį. Galiu skirti pusdienį pafilmuoti, kas nutek per tų realią per mėnesį laiką. Ir realią, kur nusprendžiau, padarysam realią vidosik normalią, lietuvišką, kaip sakant, kad žmonės suprastam, kas vyksta. Ir viskas. Tai realią kas? Buvau dingęs mėnesio laiką. Nuo žalį Cėškis projektą praėjo irgi gal kokius 3 savaitės. Nuėmiau bodį kitą, palikau tik tas galinį bumperį, vien tam, kad padaryti pelną išmetimą. Ir tada galės nuimti, nes jau bus automatiškai vis padaryta, kaip tur būti. Ir viskas. Išsitraukiau, kaip matot, emelą, užsidėjau jau vasarinis ratus. Orą leido, nors kiek savaitę praneška bus biškį minus, bet sai. Ir все. Atridėjau, dakų padarėm. Kaip žinot, turiu projektėlį 500 eurų. Gėlik pirksam už tų. Tai vakar prakaliau C klasę, išsivež už štuką 2,45 parsidai. Tai vadinasi, turim štuką 2,45 ir turim A klasę, kad reik patvarkyti. Pareis irgi jau rezistorę užsakyti ir turės pareiti šiom dienom. Tai reikės nuvežti pas elektriką. Mums ten perlitaus, sužiūrės. Ir viskas bus tvarko, tas eisi pardavimą. Dakų padariau. Pakeitėm žaliąją Cėškę vis 4 pilnas stabdžius su stabdžių, stabdžių diskus, kalaidis, apsaugas stabdžių, tas kardas, kur būna iš diskų. Nusipirkom dar vieną dalyką, kur matyt greičiausia kažkelios vidusikos atgal, kad varėm žiūrėti priekabus. Tai radau priekabų iš senukų, naują, nelingin, torsin. Tai žinau, kur sakysit, lingin būtum geresnis, ten daugiau gali vežti, patvaresnį. Aš žmogus mėgstu saugoti daiktus, tai aš nekrausiu ten akmenų virš tonus, ten, ne. Tai jau labiau, kur aš tempsiu tokius krovinį, žinai. Tai man asmeniškai kelis kart daugiau nuvažiausiu, bet aš prisaugosiu. Paėmėm gryną naują, 25 metų gamybos, 3 metai technikinis. Paėmiau, žodžiu, didesnį priekabą, 2,60 m ant 1,30 kažkas tokį. Nupirkau atskirą brezent, dar apsaugą ant kablį, kaip skandinavo, ką mėgstu užsidėti, kad, žodžiu, nenupizintam, žinai. Bet atepą nuo video įlaikom, tai vėliau parodysiu, nuvažiuosim, pažiūrėsim. Ir vat, paėmiau priekabą. Taip, kas toliau bus su projektu dėl 500 eurų. Tai šiuo metu biškį apstabdysiu visus veiksmus teistų, nes, kaip įsakiau, biškį verslo reikalą dabar šį mėnesį, realiai tik tas gegužės pradžio, aš galėsiu normaliai šokti atgal prie vidusikų. Buvau nuvažiavęs ir iki nam statybų, tai ten irgi nuvažiausim, parodys, kas vyksta, aptarsam, pakalbėsim, kaip sakant, ku ten darysim. Nes ne viens klausi, kada nam projekts, visiems įdomu, kada longa, kada tas, tai nuvažiausim, pakalbėsim, aprodys, kaip atrodo ir sužiūrėsim visko kartu, žinai. Ir va taip, kas čia davė ir nutikiai per tus laikus. Kažkas klausi, ko užsiimu, tai marots iš pačių pirmųjų vidusik buvau padaręs, kad su medienu užsiimu. Gaminu individualius, kaip sakyt, užsakymus. Realiai nuo mažesnės furnitūros namų iki ten virtuvės, reikmenų, lentelių, šaukštelių, chujelių,
Nu, žodžiu, gali įsivaizduoti, kas tik iš medienos gaminam. Ir aš ant steikų pagrindė vis laik vos nežemiausia kaina rinkas ir normaliausia kokybė. Tai gaunas, kad ta pusiausvyra dažniausiai labai didelis skaičių žmonių susidomėjim nulem. Ir mes su mano puslapį pavadiniam, tų linką prikabinsiu, jeigu kažkam ir įdomi, galėsite pasižiūrėti, kas ir perimti reikalą ten. Tai va, tai buvo vienas geras sandoris ir buvau planus išvažiuoti į užsienį keliam mėnesiam, bet gavos toks sandoris į tokį sumą pinigų tep susidėjai, kad man neapsimoka išvažiuoti ir aš galiu čia visko darbautis, pasidaryti ant sajus grina ir visko tu pat padaryti, tik tai, kad aš būsiu namus. Taip sakant, savo žemė, savo teritoriją. Tai galėsiu jį prišokti prie mašinų, prie namų, į dar kažkur, žinai. Tai čia visai kitas reikalas, kas važiavo į užsienį, puikiai suprant, kur reišk namai, kur reišk ten išvažiavus. Tai va tep. Tai va, teik reikalų. Tai jaučiu, lekam, nežinau, iki sūdna, aprūdys nam, aptarsim, kas ten gera, ir važiuosim toliau. Nu kuo, atvažiavom, šitas turiu užsisakiau smėliaus 10 tonų atvežį. Seni šiferė, seni longa. Greičiausiai šias metas išvešam laukon. Kaip matot, jau žemė visai gal vaikščioti. Nes čia prieš porą savaičių lip prie batų. Tai da normalia visai. Taip. Kas žinot, pasistačiau va tokį, kaip sakant, špukinyčių skardinį. Tai, jo, jum nesivaiden, longų nėra, bet nuo nei iš tikrai ir, tik nėra išpjauti. Kodėl nėra išpjauti, kodėl nėra longų, atsakym galiu pasakyti todėl, nes vidau tebėr, kaip sakyti, žemės, tebėr tie grūzai iš seną namą. Jeigu aš būčiau įdėjęs longus, nebūčiau padaręs grindų, automatiškai šveisa, į vidau ten pradėtum augti žolė, o dabar, kaip tik, be šveisos, tiesiog numirė. Nebe žolės, į pliką žemę, į grūzus. Tai reikia vesti žemę iš vidaus, iškast laukon, sumesti krūvą, grūzų paskleisam po visur, supilsam smėlį, sutrambausam, sudėsam visus polistirolius, plevelis ir užpelsam grindys padarysim. Grindys padarysim šildoms. Į vidų neįsiu, nes ten, realiai niek įdomaus. Taip, kas toliau? Jeigu man sekat Instagram'e, numesiu Foraces, Instagram'e, TikTok'e, čia YouTube'e. Kas subscribinat, followinat, tai galėt susirasti mūnį. Taip, pasodinau 3 naujus augalus čia. Yra gervagis, mišri, raudona, ir ten turiu paprastą mėlyną. Čia šalimas ir avietis, vein kažko nėra išdygus, tai pažiūrėsim, arba gal to perkelsim čia, jei bus gražiai, taip 4 avietis ir gervagis, nes anos kartu, kaip sakant, gal draugauti. Kas toliau? Tvor, kaip matot, viskas įsveika. Nėra išverti į nieką. Padariau dar vien lysvę. Tai kaip kasam žemės iš ten, užmesam čia. Metalą čia sukrauti ir braškis išgyvena. Užpyliau biškį su pjuvenom. Čia irgi kiek pjuvenų užpyliau. Taip, ku čia turim? Nesivaiden. Turim pasodinį por vynogį. Čia. Tai vėlyvesnė, ant spalio mėnesiaus. Bent jau tą prašė, kad būn. Tai kažkas ant rugsėjaus. Tai esmė kokie ir kodienos čia ir. Čia ta lysvė. Tas medinis anas čia įlaikins. Po to aš perdarysiu, galbūt supelsam. Arba iš beton padarysiu kokį, kaip sakant, bortelius kažku. Arba padarysim iš skardos lankstinių. Ir padarysim normalis lysvėlės. Čia to veito, sulig va to pirm lysvė, tau kampu, man šiltnamėlį padarysiu. Tai čia tos vynoks turės paskirti, padarysiu metalinį tokį kaip, suraštas tokį kaip tvorelį, kad uždengtam vis to kampelį. Į tą tvorelį realiai bus pripat garažą, kad stovės, jeigu matos, čia ir durų ronkin, čia šitie izovėskai ir, tai čia kažkur bus garažą seina. Tai vis tu pasidarysim kaparką tokį, metalinį kažkokį, kad tos vynoks galėtum užaugti ir uždengti vis tų kampų, vis to kerti, nes čia bus garažas.
Kas toliau? Bet vėjėlis šiandien neblogs. Kriaušė užpilta. Nauja obelis. Katrėm įdomu. Šitais vasarinį. Šiaip geriausia būn pasidomi. Įlendi inti, kaip pasiskaita. Skani, neskani, didelė, kokie jie ir. Nauja obelėlė, pasodinau. Trešinė išgyvena, pumpurėlė veita ir. Kriaušė irgi priauga, trešinė priauga, obelėlė nauja. Į davį trešinę nupirkau. Tas kaitos kryžminį, tai kartu su ta trešinė, nes čia, kaip sakant, apsivaisin galės. Tai irgi graži. Tik tą paėmiau biškį tokiesnį, kaip vyšnė atrodo. Kiek domėjaus, tai ir tos didelis raudonas uogas. Augas, įtep. Kodėl aš tepsiu sudinau per arti pastatį ir negera, tai biškį atitraukiau. Medžiams realiai nesvarbu, man nie joks skirtum, tai vaisė bus anksčiau, vėliau, kaip sakant, ten tep pasimėgavimo, pavalgyto, ne kažkokia veikla, ne kokiam sultim spausti, tada kažkam. Čia tokie ir tie. Čia daugiau nieks neapsisodins. Nu nežinau, nebent manui norės kažkokį gelinėlį ten pasisodinti dar kažko. Bet čia tokie ir tie padarysim valiam įrenginį. Kaip žinot, jeigu žiūrėt nuo pat pirmų videkų, prie pamatų to veito ir už kampą esu padaręs pamatį įkišęs polistirolį. Anu išmušus gali, kaip sakant, dėt vamzdžius, aper čia, aper ten, kur nori. Tai padariau skirtingas išimtis. Ir va tep, čia kur buvau šiltnamis, iš praeitų metų buvau užpils kokius 2 dėžės tų sėklų vėjas. Tai dabar vos pradėjo lysti. Galvot matos. Ir tep, ne visi, tik tas vos. Jau čia bus gal nušalė, da kažkas. Bet jau žolėlė, tulpių pridyga, belehyk. Gėlėlių visokį pilna. Tos malkėlis jau bus, man atrodo, gatavas, jau sudžiūvusias. Tai reikės kūrinti. Sandėlėlį ir malko. Tu smolius irgi organizuosimės, kad išvežtinas kažkur. Ir vot, teik vot reikalų ir suodį. Kaip sakyt, suodį, jau realią trobą. Tai va, teik žinių. Kai kas klausat, kada pradėsim grina jau į trobą eiti. Oras dabar į palankus, bet kadangi aš turiu reikalų, kariai ir svarbesnį ir nėra labai atidėliuotini, tai realiai nukelsiu į pačią pirmą savaitę gegužės. Tai kai jau bus dar šilčiau, pasikais bučėlį vėl, mes čia galėsim, kaip sakant, kapstytis. Nes jau ką padarysim grindis, tada darbą pajudėsim. O dabar jau čia liekam į garažą, ne? Taip, jungam. Kas čia dabar? Taip, turim va tokį priekabėlį pasiėmį. Tema red galinis borts atsidarė. Lemps viską priklaus. Papras skardinė rata. Nieko ypatinga. Ir jiems ne pats iš stipriausių jau tų, kaip sakai, ten taurus ar ten tiki, tai jau ir stipresni. Tai kur dar Suomė, Skandinava, kur gamin žodžiu, realiai užtenk pavyzdėti rėmą, tas da jį padorus ir baisesnių. Tai vat, 1,30 m ant 2,60 kažkelių. Pasiėmėm, priekiai nupirkau realiai už gal kokį 20 eurų ton metalų, anu galiu uždėti ir uždėsiu ant mašinas, tada nu iš vis negali atkabinti. Tai, atsarga gėtis nedar, kartu jie yra ratėlis, brezent pirkau atskirą, iš, man atrodo, ten priekabų centras, kažkas tokį. Ta priekaba su gumom, normalus tents, jau ne kažkoks plastikinis, normalus. 70 eurų toks kainau, tas 20, 70, į pat priekab kažkoks 620 eurų. Nauji iš senukų paėmėm, garantijai 2 metam, į technikinis 3 metam, kadangi nauji gamintojai garantijai. Tai vat, 25 metų, kaip jau sakiau, galinis bortas atsidarė, 30 aukštis, tai gali dėti, vidų aišku, jūrinį plokštį ir įdėta,
kad nebijotam vandens. Ir vat, vis įtvarko. O tokį aparatėlį pasiėmėm. Kas klausit, ką man nusrek, tai jeigu nežinot, stataus trobą, kam įdomu toks contents, galėt pasubscribinti, jeigu pirm kart žiūrat. Nežinau, ne pirm, antrą kartą matot. Galėt pasubscribinti, jums tas niek nekainau. Man, ką pramog, man čia, kaip sakyt, kelias minutes padaryti vidosik ir, mažas indėlis, ne? O jum, kaip sakant, tas entertainment, vadinams, content. Tai vat, tai žodžiu, mums ta priekaba realiai bus reikalinga, kad man nereikėtum nuomotis pastovę, nes kiek dabar kainuom priekabs, aš nežinau, degalinė kiek 10-15 eurų, net ten 3 valandom, kiek ten. Gali ten rasti, kas už 10 eurų iš privataus parą tau išnuomos. Bet vis tiek skaityk, kiekvien dien, kiekvien kartą reikės senus varys, nuomosis, tai ten kiš, babkis, kažko kitko reiks susisakyti, reiks parvežti, turės derinti laikus, turės ieškoti žmonių, kad ir tau parveš, ani jau ims ir už kūrą, ir už priekabą, už kokį ten pakrovimą, kažku. Tai tas toks ir, šūts. Tai realiai paėmiau, nusipirkau. Nes atep jau čia metų 2 bėgiai, manau, tiesiog atsipirks, kiek aš kartų nuvežiuosiu visas prekes, parveš kažku. Viskas. Tai realiai tiesiog pasiėmiau naują priekabą. Ir čia. Taip, parėjom čia. Kaip įsakiau, ciškę darom išmetimą. Šiuo metu, kaip matėt, esu padaręs kolektorių ir padariau gal kokį metrą vamzdžiaus, kažkur jau iki katalizatoriaus. Tai va, kol kas palikau galinį bumperį, ką galėčiau padaryti, pilną, ką galėčiau sureguliuoti, kaip turbūt. Tai realiai, kuo padarėm, nežinau, matosi, nesimat, bet realiai visi ir naują diską, naujais tos apsaugus, visas kardas, tai čia visko reikia nusiimti. Kaladėlis. Realiai, absoliučiai visur viskas į naujas. Kaip matada, net nepravažiau, tai nieko nėra. Tavo, tik žinių čia trumpa. Sona tokį ir reikalą. Pabaigsam išmetimą. Nuimsam bumperį. Galimam da perdarysiu ton spoilerį. Tos kojais, kur ir primontau jiems prie bagažins, nes nelabai patink man to formą. Ir vat, kas klaus, ar aš tokį šlykštenui paliksiu. Ne, tai čia į plionkį, ta plionkį nusilops, sutvarkysim kėbulą, kelios veitos į rudelių. Greičiausiai kelias duris tiesiog pakeisiu, net nesipėsiu, kad aš ten tvarkyčiau, nes nustikta kainau. Ratą pasikeis, čia žodžiu, projektėlis nemažas. Tai iki žinių kol kas va viskas va taip vykst, darbuojamės, darom visko. Dar turiu, kaip sakiau, realiai kokią savaitę padarytų peln, kaip sakant, užsakėm, orderį. Ir kaip tų padarysiu, šauksiu į Vilnių, ten irgi bus nemaža reikalų, tai ten kokius porą savaičių, o gal 3 savaitės pabūsiu ten. Tai vat, tiek žinių. Galbūt šį mėnesį dar padarys kokį nors vidosik. Galbūt, kad medžiuosam bebrus. Tai galbūt visai įdomus vidosiks. Pamatysim dar. Paliksiu intrigs biškį. Nes ten bus biškį tokį reikalą. Ne dėl savęs ten važiavau, dėl kitų žmonių. Tavo, tiek žinių. Dėkui, kad žiūrėjot. Tiem, kas sakė, daryk ilgesnis vidosiks. Ką pišiant taip darau. Darau tus updates. Bandau, kaip sakant, supažindinti, kas vyks show moment, šią dainą. Tai vat, dėkui, kad žiūrėt. Jeigu patinka vidosiką, esat nauji, galite pasubscribinti, pafollowinti, dar kažkur ten like numesti. Dėkui labai ir iki kart. Gyvenimas paprastas. Renkiesi savo kelią ir nesigręžioji atgal.